Aš nuolat gaunu laiškus su padėka. Žmonės tiesiog dalyjasi, kaip tai, ką jie išgirdo, va šitas apreiškimas apie dvasią, sielą ir kūną, pakeitė jų gyvenimą, kaip išvedė iš neįsivaizduojamų situacijų ir jie tikrai labai nuoširdžiai kalba, kiti su ašarom. Ir aš noriu jūs padrasinti, jeigu kai kuriuos iš jūsų, kurie dabar klausote va šitos medžiagos, jums sunkiai sekasi tai priimti ar suprasti, nenuleiskite rankų, gerai. Tiesiog tikrai klausykitės, jeigu reikia, praklausykite kažką 2 ar 3 kartus. Studijuokite knygą. Aš jums sakau labai nuoširdžiai, visa tai atsipirks jums su labai dideliais dividendais. Šitame apreiškime yra tokia jėga, apie kokią jūs šiandien dar net nesuvokėte. Ir kai jūs išmoksite gyventi iš savo dvasinės pozicijos, jūs tikrai matysite, kaip Dievo pergalė realiai reiškiasi jūsų gyvenime. Ir aš tikiu, kad patys išmokę, jūs galėsite išmokyti ir kitus. Taigi mes jau išsiaiškiname, kad gimus iš naujo visiškai pasikeičia dvasia. Žmogaus dvasia yra pakeičiama. Į tave įžengia, Kristaus dvasia ir apsigyvena tavyje ir sako, kad tavo dvasinė dalis yra sukurta teisume ir tikrajame šventume. Dėl to apaštalas Jonas ir sako, kad mes esame dabar tokie, kaip ir Jėzus šiame pasaulyje. Dabar. 1 Korintiečiams 6:17 kalba, tas, kas susijungia su viešpačiu, yra viena dvasia su juo. Taigi dvasioje tu esi identiškas Jėzui. Tavo dvasia yra lygiai tokia pat kaip Jėzaus Kristaus dvasia ir tai yra realybė jau dabar. Galatams 4:6 pasakyta, kad Dievas siuntė mums dvasią, kuri šaukiasi Aba tėve arba tėvelį. Ta prasme, mumis yra dvasia, kuri pripažįsta Dievą tėvą kaip tėvą. Tai reiškia, kad mes dvasioje esame Dievo vaikai, taip kaip ir Jėzus Kristus yra Dievo tėvo sūnus. Romiečiams 8:9 sako, kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. 1 Jono 3:9 sako, kad tavo nauja šventa dvasia negali nuodėmiauti, ji yra tyra. Joje nėra nuodėmės, ji nemoka nusidėti. Efeziečiams 1:13 sako, kad kai įtikėjai, tu buvai užantspauduotas šventąja dvasia. Pažado dvasia. Ir visos šitos rašto vietos pasako, kad kai gimė iš naujo, į tave įžengia tobula, tyra, šventa dvasia, kuri nenusideda ir ji buvo užantspauduota. Ta prasme, užantspauduota reiškia saugiai uždaryta kaip vakuume. Ir jos negali pasiekti niekas, kas vyksta tavo kūne ar tavo sielai. Ji yra nepavaldi išoriniams pokyčiams, nepavaldi sugedimui. Taigi, jeigu tu, būdamas Dievo vaiku, nusidedi, vadinasi, tu leidi, kad velnias veiktų tavo kūną, taip pat, kad tamsos jėgos paveiktų tavo sielą, tavo emocijas, tavo mąstymą, tavo pasirinkimus, bet iki tavo dvasios tai negali prieiti. Tavo dvasia išlieka tokia, kokia buvo, tobula. Taigi, net jeigu tu nusidedi, jeigu krenti, jeigu suklysti, tai nepaliečia tavo dvasios. Tavo dvasia yra šventa, tyra ir tobula. Ir niekas tavo dvasioje nemaišo bendravimui su Dievu. Nes joje nėra nuodėmės, joje nėra nieko nešvaraus. Ir kadangi Dievas yra dvasia, net jeigu tu nusidedi, Dievas vis tiek gali bendrauti su tavo dvasia, jis vis tiek tave myli ir vis tiek tave priima. Taigi niekas iš to, kaip tu elgiesi, aš dabar nekalbu, kad nuodėmiauti galima ar kad nuodėmiauti yra gerai, aišku, kad tai nėra taip, bet niekas iš to, kaip tu elgiesi ir kaip tu jautiesi, nemaišo tau visada absoliučiai turėti bendravimą su Dievu, kadangi su Dievu tu bendrauji dvasioje, o dvasia yra apsaugota nuo bet kokio išorinio poveikio, ji yra nesutepta, nepriklausomai nuo tavo elgesio. Pakartosiu dar kartą, neskatinu nieko nuodėmiauti, mes apie tai kalbėsime toliau, bet tie iš jūsų, kurie stengiatės būti geri, stengiatės kažkaip atrasti tą bendravimą su Dievu ir jums niekaip nesiseka, aš noriu jūs paguosti ir nuraminti. Jeigu gimėte iš naujo, jūs turite viską, ko reikia, kiekvieną akimirką bendrauti su Dievu. Dievas su jumis bendrauja jūsų dvasioje, nepriklausomai nuo to, kiek klaidų padarote ir kokie netobuli esate, nes patikėkite, žemėje nėra nei vieno tobulai besielgiančio švento žmogaus. Visi
turi minusų. Mes jau kalbėjome, kad vieną auką jis padarė tobulus, šventinamuosius. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai pasielgiame ne taip, net jeigu nusidedame, dvasioje mes nepasikeičiame, mes neprarandame tos dvasinės pozicijos, kuri mums yra suteikta dėl to, kad esame Jėzuje Kristuje. Dvasioje nieks nepasikeičia. Taip, tau reikia atsisukti į Dievą, tau reikia galbūt atgailauti, tau reikia pakeisti savo elgesį, be abejo. Bet dvasioje tu jau turi amžinai atpirkimą. Dvasioje viskas yra gerai visada. Visas laiškas hebrajams yra ir parašytas būtent hebrajams, tai yra žydams. Ir Paulius, laiško autorius, stengiasi paaiškinti jiems, kaip reikia liautis tarnavus Dievui jiems įprastų Senojo testamento būdu ir pereiti į tarnavimą Dievui ir bendravimą su Dievu Naujojo testamento sąlygomis, nes sandoros pasikeitė, Senasis testamentas baigėsi su Jėzumi. Ir štai dabar yra naujas. Šitame laiške parodyta daugybė skirtumų, daugybė kontrastų, kaip skiriasi tarnavimas Dievui Senojo testamento laiku, kokie buvo reikalavimai ir koks jis turėtų būti naujosios sandoros laiku. Tai laiško autorius ir sako, kad kiekvieną kartą, kai žmogus nusidėdavo, pagal Senojo testamento ritualinius reikalavimus reikėdavo atnašauti auką. Ir aukų būdavo visa eilė, šventikai paaiškindavo, kokią auką reikia atnašauti už kokią nuodėmę. Nes be kraujo praliejimo nėra nuodėmės atleidimo. Negerų elgesių žmonės išpirkdavo nuodėmę. Išpirkdavo aukos kraujas. Ir tai buvo pranašystė apie tai, kad bus avinėlis, kurio kraujas nuplaus mūsų nuodėmės. Taigi ir tų aukų Senojo testamento metu reikėjo labai daug. Milijonai gyvulių būdavo aukojami. Bet štai ateina Dievo avinėlis, tobula auka. Ir vieną auką, vienintelę auką, jis padaro tobulus šventinamuosius. Ir tos aukos pakanka. Su Jėzaus Kristaus auka, aukų, kurių kraujas nuplaudavo nuodėmę, laikas pasibaigė. Ir dangiškas avinėlis atpirko praeities, dabarties ir ateities nuodėmes. Jis atpirko visų žmonių, visų laikų nuodėmes. Už jas buvo sumokėta. Hebrajams 9:23 sako, taigi dangiškųjų dalykų atvaizdai turi būti šitai apvalami, o patys dangaus provaizdžiai aukštesnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mūsų užtartų, stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir apie ką jis čia kalba? Jis sako, kad šventykla, kuris stovėjo Jeruzalėje, buvo tik atvaizdas tos tikros dangiškos šventyklos, kur egzistuoja ten danguje. Ir žemiškos šventyklos apvalymai, kurie vykdavo per aukų kraują, buvo tik simboliški, jie buvo trumpalaikiai. Bet dangiškoje šventykloje, kur yra tikras malonės sostas, reikia paaukoti svarbesnę, kitokią, tobulą auką. Ten neveikia gyvulių kraujas. Ir jis, Jėzus, įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip tai daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventą vietą su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sukūrimo, bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę. Taigi čia ir kalbama, kad, sako, pasikeitė tarnavimo tvarka. Pasikeitė iš esmės. Senojo testamento laikų kiekvieną dieną reikėdavo aukoti aukas už nuodėmes, už asmens nuodėmes. Be to dar būdavo atpirkimo diena, kur visi žydai rinkdavosi ir aukodavo aukas. O sako, dabar to nebereikia. Po to, ką padarė Kristus, kuris įžengė į dangiškąją šventyklą, pats atnašaudamas save kaip tobulą auką, daugiau nieko aukoti nebereikia. Senojo testamento laikų šventykloje nuolat liedavosi aukų kraujas, todėl kad žmonės nuolat nusidėdavo. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Taigi, manau, visiems aiškus tas kontrastas, kurį pabrėžia laiško autorius
Senasis testamentas, kraujas liejasi, aukos aukojamos, kadangi žmonės nuolat nusideda. Ir nuodėmė nėra panaikinama kitaip, tik tai per auką, per aukos kraują, todėl pastoviai reikalingos aukos. Naujasis testamentas, dangiškas avinėlis yra atnašaujamas vieną kartą visiems laikams, už visų žmonių kada nors padarytas nuodėmes, ir jis atnašaujamas kaip auka ne šitoj žemiškoj šventykloj, bet dangiškoj, tikroj, dvasiniai erdvėje. Ir žiūrėkite, kas parašyta kitam skyriui. Supraskite, kad tie skyriai, jie originaliai taigi nebuvo. Paulius nerašė skyriais laiško. Jie tiesiog yra sudėlioti, kad mums skaitytojams būtų lengviau susigaudyti medžiagoje. Taigi, mintis tiesiog tęsiasi. Kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gerybių atspindį, o ne patį dalykų vaizdą. Senas įstatymas turėjo tik tai atspindį, o ne tikrovę. Jis niekuomet negali tomis pačiomis atnašomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, nuvesti į tobulumą tų, kurie artinasi prie Dievo. Tai reiškia, kadangi Seno testamento įstatymo vykdymas buvo tik atspindys, tik šešėlis realybės, kuri vyko dvasioje. Todėl tie žmonės, kurie nuolat aukodavo aukas ir nuolat nusidėdavo, jie patys nepasikeisdavo, sako, jie neištobulėdavo. Jie kokie būdavo iki nuodėmės ir iki aukos už nuodėmę, tokie ir palikdavo. Juose ir toliau buvo nuodėmės prigimtis, kuri ir toliau rytoj, paaukojus auką už nuodėmę, versdavo juos nusidėti. Žmonės nepasikeisdavo. Aukos kraujas apvalydavo jo nuodėmę, ta prasme, jis nebebūdavo baudžiamas už nuodėmę, kaip reikalavo to įstatymas, bet pats žmogus nepasikeisdavo nei kiek. Ir antra eilutė sako, argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinė nusikaltimo. Taigi ir kaip kontrastas, Jėzaus Kristaus auka ne tik užmokėjo už visas tavo nuodėmes, praeities, dabarties ir ateities, bet taip pat apvalė tavo sąžinę. Ir Dievas tau nebeskaito nuodėmių. Dievas ant tavęs nepyksta už tavo nuodėmes, Dievas tavęs nekaltina. Todėl ir tavo sąžinė gali būti rami. Ji gali tavęs nebegraužti ir nebekaltinti. Todėl šiandien Dievas nesielgia su tavim pagal tai, kaip tu nusidedi. O, pavyzdžiui, pamelavai šiandien. Arba kažką ten, negerai pasielgiai. Taip? O Kristus jau sumokėjo už šitą nuodėmę. Kristus jau sumokėjo ir todėl Dievas nereikalauja, kad tu už ją sumokėtum ir elgiasi su tavim taip, lyg tai tu nenusidėjai, nes už tavo nuodėmę atkentėjo Kristus. Ir žmonės čia visą laiką klausia to paties garsaus klausimo, tai ką, mes dabar gyventi galim kaip norim, galim nuodėmiauti, nes Dievas vis tiek mus priima, Dievas ant mūsų nepyksta, Kristus už viską atkentėjo, o Dievas mums yra tik geras. Visų pirma, jeigu tu gimėjai iš naujo, tu esi laisvas nuo nuodėmės, o ne laisvas nuodėmiauti. Niekur neparašyta, kad tu gali gyventi kaip palaida bala. Kitas dalykas, nuodėmė visada turi pasekmes. Net jeigu Dievo vaikas pasirenka nusidėti, nuodėmė turi pasekmes. Klausimas, ar tau jos reikalingos? Ar tu nori, kad tavo gyvenime būtų nuodėmės pasekmes? Galvočiau, kad ne. Ten, kur nuodėmė, ten yra ta atmosfera, kur velniava, kaip sakant, švaistosi. Ir jeigu tu nusidedi, tu įeini į tą sferą, kuri legaliai priklauso šėtonui, kaip pasakyti. Jis ten veikia. Ir nusidėdamas tu, negalima sakyti, kad tu pakvieti į savo gyvenimą, bet tu tiesiog sudarai sąlygas jam veikti. O šėtono veikimas yra labai aiškus. Jis tik tai vagia, tik tai meluoja ir tik tai naikina. Jis visada apvaginės tavo gyvenimą, visada tau meluos ir visada stengsis tave sunaikinti. Kitaip nebūna, tokia jo prigimtis. Ir nusidėdamas, tu sudarai sąlygas jam taip veikti savo gyvenime. Taigi aš klausiu dabar, ar galima nuodėmiauti, net jeigu Dievas ant tavęs dėl to nepyks ir tavęs nebaudžia?
Net jeigu tu gyvensi nuodėmėje, Dievas nepyks ant tavęs ir tavęs nebaus, bet aš tau nepavydžiu. Nes šėtonas apvogs tave, jis stengsis tave nužudyti ir sunaikinti viską, ką tu turi. Ir viskas. Taigi Dievas dėl to, ką padarė Kristus, nebekaltina tavęs dėl nuodėmių, nes tavo nuodėmes jis atleido, kadangi jo sūnus sumokėjo. Jis, kaip sakant, apmokėjo visas tavo sąskaitas. Ir Dievas tavęs nebekaltina. Todėl tavo sąžinė gali būti apvalyta nuo nuodėmės. Tai reiškia, kad tu nebeturi galvoti, ar nusidėjau, gal kažką netaip padariau. Oi, tarp manęs ir Dievo iš karto atsirado atstumas. Tarp manęs ir Dievo dabar stovi nuodėmė. Po to, ką padarė Kristus per savo tobulą auką, tarp tavęs ir Dievo nuodėmė niekada nebestovi. Kaip mes kalbėjom, nuodėmė daro savo darbą ir turi pasekmes, bet tarp tavęs ir Dievo nuodėmė nebeįsikiša. Ir seniau ir aš taip pat galvodavau, ir aš kiekvieną kartą ateidavau prie Dievo ir maldoje suprasdavau savo menkumą, savo nevertumą ir sakydavau, Dieve, ačiū tau, kad tu mane priimi, Viešpatie, aš esu nevertas, aš ir čia blogai pasielgiau, ir čia blogai pasielgiau. Atleisk man, Dieve, kad aš ir to nepadariau, ir čia mane išėjo, ir čia aš suklydau. Pasigailėk manęs, Viešpatie, pažvelk į mane, Dieve. Aš visą laiką buvau sukoncentravęs į nuodėmes, nes man atrodė, kad Dievas bendraus su manim, jeigu aš būsiu tyras, jeigu aš gyvensiu be nuodėmes. Ir beveik visą bendravimą su Dievu, tai yra maldos dalį, aš praleisdavau galvodamas ir vardindamas savo nuodėmes, nes aš matydavau savo paties nevertumą, savo menkumą ir aš išpažindavau, prašydavau, kad Dievas vis tiek bendrautų su manim, kad Dievas man visą tai atleistų. Ir visą tai buvo neteisinga. Tai nereiškia, kad aš nebuvau nuoširdus, bet po to, kad dėl manęs padarė Kristus, Dievas nekaltino manęs už jokią nuodėmę, už jokią klaidą. Jis nieko prieš mane neturi. Tai yra Naujojo testamento krikščionybė. Ar jūs tai suprantate? Meldžiuosi, kad jūs tai suprastumėte, nes daugelį krikščionių šita mintis gąsdina. Jie bijo apie tai net pagalvoti. Ir žmonės man sako, tai kaip, jeigu aš neprisiminsiu savo nuodėmių, jeigu aš, kaip sakant, griežtai savęs nevaldysiu, taigi aš čia dabar siautėsiu, aš gyvensiu nuodėmiai, tai kaip čia atrodys dabar? Tai koks aš tikintysis? Tai koks aš krikščionis? Bet žinot, iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Kai tu gimei iš naujo, į tave įėjo dvasia, kaip mes jau kalbėjome, kuri nenusideda. Tavo dvasia nenori nusidėti, nes ji yra šventa. Ir jeigu tu klausai dvasios, o Dievo vaikai turėtų būti dvasios vedami, ji tavęs niekada neveda į nuodėmę, supranti? Ji tavęs neveda nusidėti, nes ji yra šventoji dvasia. Tavo dvasioje nėra troškimo nusidėti. Iš tikrųjų, tu esi miręs nuodėmiai. Ir jeigu tu susitapatintum su tuo, koks tu esi dvasioje, ir pagaliau vieną kartą gyvenime nebegalvotum apie visus savo minusus, apie visas savo pražangas, tą ne taip padariau, ten ne taip padariau, vėl aš čia toks vėplas, šioks toks netoks. Jeigu tu pradėtum galvoti apie tai, ką Dievas dėl tavęs padarė, koks jis tau yra geras, kaip labai jis tave vertina. Žiūrėkit, Biblija sako, kaip žmogus galvoja savo širdie, toks jis ir yra. Vadinasi, kiekvieno žmogaus gyvenimas priklauso nuo to, ką jis savo širdie galvoja. Tai jeigu tu galvotum apie Dievo gerumą savo, apie tą dvasinį gyvenimą, kuris yra tavo viduje, tu nenusidėtum. Ir kai žmonės, žinote, kalba, mes visi nusidėliai, visi mes nusidėliai. Ir ačiū Dievui, jeigu vadinasi pragyvenom kurį laiką, taip jau kažkaip čia šventai ir patikom Dievui. Tai taip kalbėdami žmonės, atrodo, kad čia labai dvasinis toks posakis, iš tikrųjų neigia Kristaus auką. Nes jeigu tu gimei iš naujo, tu nebesi nusidėlis, koks tu nusidėlis, tu mirei nuodėmiai. Tu esi Dievo vaikas, tu turi tėvo dvasią. Ar tėvas esantis danguje veda tave į nuodėmę? Aišku, kad neveda. Bet tu gyveni pagal tai, kuo laikai save esant. Ir net jeigu tu, būdamas gimęs iš naujo ir turėdamas visą tą nuostabę dvasią savo viduje, su visom galimybėm, galvoji, kad tu esi vargšas, žmogelis, be jėgų, tu negali pasipriešinti nuodėmei, ta prasme, kad tu esi tas senasis aš, tai tu taip ir gyvensi.
Ir nesuprasi, kodėl nieks nevyksta, nors tu meldiesi. Kaip žmogus galvoja savo širdį, taip jis ir gyvena. Mes panašėjame ir keičiamės į tai, į ką yra sukoncentruotas mūsų dėmesys, mūsų vidinis žvilgsnis. Ir jeigu tavo vidinis žvilgsnis visada yra sukoncentruotas į savo minusus. Aš to neturiu, aš to negaliu, aš vargšas, visą gyvenimą buvau toks, anoks ar kitoks. Ir tu visą savo dėmesį esi priklijavęs prie to savo senojo žmogaus. Tai tu kitaip negyvensi. Bet jeigu tu sukoncentruotum savo vidinį žvilgsnį į tai, koks tu esi šiandien dvasioje, patikėk, tu panašėtum į tai. Tavo siela keistusi, tavo pasirinkimai būtų kitokie ir gyvenimas. Ir savame suprantama, tau nebeliktų poreikio nusidėti, tau nebeliktų poreikio, sakysime, palaikyti ir toliau žalingus įpročius, kurie tave patį žlugdo, nes būtų pakirsta jų šaknis. Dvasioje tu nesi nemylimas, dvasioje tu nesi nuskriaustas, dvasioje tu nesi kažkoks vargšas, kuriam pastoviai ko nors trūksta, taigi tau nėra prasmės gerti, rūkyti, žiūrėti pornografiją, lakstyti per moteris ar dar kažką daryti, supranti? Kai žmogus supranta, koks jis yra dvasioje, priežastis turėti žalingus įpročius atkrenta. Taigi, jeigu tu pažintum tai, kas yra tavo viduje, kaip Dievas tave mato, tu gyventum daug švenčiau be jokių pastangų. Negu galvodamas, kad tu esi tas nusidėjėlis, kad tu esi toks visas nevertas, nieko tau neišeina ir tu stengiasi gyventi šventai. Pabandyk įsivaizduoti, kaip tu jaustumėsi, jeigu galėtum ateiti Dievo akivaizdą ir tiesiog matyti jo grožį, jo šventumą, dėkoti jam už tai, koks jis tau yra geras, ką jis yra tau paruošęs, kiek kartų jis tau padėjo, kiek kartų jis tave išgelbėjo ir kiek dar tavęs laukia jo palaiminimo ateityje ir visiškai tavęs neslėgtų tai, kad tu esi nevykęs, kad tu čia tą padarai ne taip ir aną padarai ne taip, kad tu esi kažkoks sustrigęs, kad tau amžinai kas nors nesiseka, jeigu tu apie tai net negalvotum. Kai kurie iš jūsų net neįsivaizduojate, kad taip gali būti. Kai kurie iš jūsų gyvenime galbūt neturėjote tokios maldos. O tai yra būtent ta malda, kai tavo siela nusiramina Dievo akivaizdoje, kai Dievas gydo tave, kai jinai priima jo meilę ir tu girdi Dievą tau kalbant, kai jūs bendraujat, nes tavęs ir jo niekas neskiria. Kažkada girdėjau, kaip Kenetas Copelandas pasakė, jeigu tu maldoje jautiesi, kaip kokia skruzdėlė ant dramblio nugaros, kad Dievas yra dramblys, o tu tokia mažytė, niekinga skruzdėlė. Tai vietoj to, kad kalbėtum, koks tu mažas ir niekingas, kalbėk, koks didelis ir galingas yra tavo Dievas. Taigi, kai ateini į Dievo akivaizdą, vietoj to, kad fokusuotumės į savo minusus, savo trūkumus, kaip viskas yra blogai, kaip tau nepasisekė, žiūrėk į Dievą ir kalbėk jam ir apie jį. Dėkok jam tikrai už jo auką, kuri yra verta padėkos. Nes Kristus atpirko tavo praeities, dabarties ir ateities nuodėmes. Ir tavęs ir dangiškojo tėvo niekas neskiria, nėra jokių kliučių. Tu visada gali ateiti ir matyti jo šventą veidą. Jis visada yra tave atsisukęs. Kalbėk apie nuostabų Dievo gerumą, apie jo palankumą tau, o ne apie savo apgailėtiną, vargšišką gyvenimą, apie savo menkumą ir nevykėliškumą. Hebrajams 10:10. Dėl tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Šita rašto vieta vėl pabrėžia tai, kad mes turime amžinąjį atpirkimą. Ta prasme, tas atpirkimas, jis nesibaigia. Jis neturi galiojimo laiko. Jis neturi pabaigos. Amžina auka reiškia didesnė negu laikas. Ji egzistuoja amžinai, egzistuoja už laiko ribų. Ir mūsų atpirkimas yra amžinas. Vadinasi, jis egzistuoja už laiko ribų. Jis niekada nesibaigs. Ir tai taip pat sako, kad tu neprarandi išgelbėjimo, net jeigu nusidedi. Nes pakartosiu, tavo dvasia yra užantspauduota. Todėl net jeigu tu klysti, nusidedi, krenti, tu neprarandi bendravimo su Dievu nei sekundėjai. Dievas yra tau atviras, Dievas tau gali kalbėti, tik tu jo klausyk. Ir todėl tu visada gali prieiti prie malonės sosto ir gauti pagalbą reikiamų metu.
net jeigu nusidedi. Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių, o šitas tai yra Jėzus Kristus. Paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojus po jo kojų. Taigi Kristus paaukojo vieną auką už visus žmones visiems laikams. Kitos aukos nebereikia, nes ta auka yra tobula. Niekas nesugebėtų paaukoti geresnės aukos. Šita auka tobulai atliko darbą, kuriam buvo skirta. Prie jos nieko nebereikia pridėti. Todėl žmogui, net jeigu jis nusideda, būdamas įtikėjęs, nereikia dar kartą gimti iš naujo, dar kartą gimti iš naujo, dar kartą gimti iš naujo. Ne. Jis turi amžinai atpirkimą, kuris nesibaigia. Ir 14 eilutė mums ir sako, nes viena auka, vieno atnašavimu, jis padarė tobulais tuos, kuriuos pašventino. Tai yra tie žmonės, kurie atneždavo aukas, jie būdavo pašventinami. O sako, va šitas kunigas, mūsų vyriausias kunigas, vienintelė auka, padarė tobulus tuos, kuriuos pašventino. Tai yra mus visus. Hebrajams 10:14 ir sako, nes jis vieną auką arba vieno atnašavimu ištobulino arba padarė tobulus tuos, padarė tobulus šventinamuosius. Taigi jis mus padarė tobulus. Mums nebereikia tobulėti, mūsų dvasia yra tobula. Dėl tos valios, dėl Dievo valios esame Jėzaus Kristaus kūno auka vieną kartą pašventinti visiems laikams. Žiūrėkite, laiško autorius tą patį kalbą nežinau kiek kartų. Viena auka, auka tobula, prie jos nieko nebepridėsi. Ta auka padarė tobulus šventinamosius, tai yra mus. Mūsų dvasia jau yra tobula, ten irgi nieko daryti nereikia. Viskas dvasia yra tobula ir gerai. Tobula dvasia nesikeičia, atpirkimas yra amžinas. Ir čia žmonės mes vadinami šventinamaisiais. Ką reiškia pašventinti, padaryti šventu, reiškia atskirti dėl. Jis mus atskyrė dėl savęs, dėl Dievo. Ir padarė mus tobulus. Ir visi tie dalykai vyksta dvasioje. Tavo dvasia yra padaryta tobula amžiams, ji yra atskirta dėl Dievo. Ir aš suprantu, pasižiūrėjęs į veidrodį ir matydamas save, koks esi, ir kažkokio pasikeitimo neįvyko, nebent tu pastorėjai, paplonėjai ar dar kas nors ten atsitiko, tu sakai, ir tai yra tobulas žmogus, atskirtas dėl Dievo, kažkaip nesimato. Biblija yra dvasinė knyga, kadangi ją įkvėpia Dievas, kuris yra dvasia. Ir tos tiesos pirmiausia kontaktuoja su tavo dvasia. Taigi, kai tu pasižiūri veidrodį, tu supranti, kad tavo kūnas tikrai nėra ištobulintas. Ir jauti dalykus savo sieloje, galbūt esi susierzinęs, gal esi pavargęs, gal esi nusiminęs. Ir nejauti tu jokios pergalės ir džiaugsmo. Ir va tose dalykuose tikrai nėra tobulumo. Bet aš tau sakau, tavo dvasia yra ištobulinta. Dvasiai Dievas laiko tave savo glėbyje, kaip sakant. O tai, kaip jausis tavo siela ir kaip reaguos kūnas, didžiąja dalim priklausys nuo tavo pasirinkimo. Žiūrėk, tai 12 skyriuje jis aiškiai sako, bet jūs esate prisertinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo susirinkimo, prie danguje rašytų pirmgimių bažnyčios, prie visų teisėjo Dievo, prie tobulomis padarytų teisiųjų dvasių, pas mus išversta nuskaidrintų, bet čia būtent prie ištobulintų, tobulų teisiųjų dvasių. Ir čia yra dar viena užuomina apie tai, kas tavyje padaryta tobula. Tavo dvasia, teisiojo žmogaus dvasia yra tobula. Raštas sako, kad šitas žemiškas mirtingas kūnas turi būti apvilktas nemarumu ir vieną dieną tai bus. Taigi yra žemiškas kūnas ir yra dangiškas kūnas. Ir pakol kas mes dar neturime to dangiško kūno, bet mes jį turėsime. Va tas kūnas irgi bus tobulas. Yra pažadas, kad mes turėsime tą tobulą, dangišką, dvasinį kūną, kuris kažkaip neturės tų apribojimų, kurių turi šitas kūnas. Mes galėsime akimirksniu atsirasti bet kokioje vietoje, galėsime kaip ir Jėzus pereiti per sieną ar per duris. Tai bus.
Ir taip pat yra pažadas, kad tą dieną, kai ateis tobulasis, mes turėsime visą žinojimą. Tai yra, mes turėsim sielą, kur protas viską žino. Bet šiandien irgi taip nėra. Taigi, šiandien mes turime tobulą dvasią. O atėjus laiku turėsime ir tobulą sielą, ir taip pat dangišką, dvasinį, tobulą kūną.